Milijardai žmonių gyvena už informacinės širmos. Jie nieko nežino apie tikrąją klimato situaciją planetoje ir kas laukia žmonijos artimiausiu metu. Šiame vaizdo įraše atversime statistikos užkulisius, kaip anomalijos tampa norma ir kodėl tai klaidina daugumą žmonių. Pažiūrėkite praėjusių savaitės klimato įvykių apžvalgą ir paruoškite skaičiuotuvą. Šiandien skaičiuosime tai, kas dažniausiai lieka užkulisiuose. Indija ir Pakistanas. Nuo rugpjūčio 14 dienos Pakistano šiaurę ir šiaurės vakarus užklupo katastrofiški musoninių liūčių sukelti potvyniai. Labiausiai nukentėjo Chaibero Pakhtunkhvos provincija. Bunario rajone per valandą iškrito daugiau nei 100 mm lietaus. Iš kalnų liejosi galingos vandens srovės su purvu ir didžiuliais rieduliais. Stichijos sunaikino daugiau nei 10 kaimų, apgadino kelius ir nuplovė automobilius. Potvynis buvo toks greitas, kad žmonės nespėjo palikti savo namų. Pasak vietos gyventojų, jie niekada nebuvo matę nieko panašaus. Rugpjūčio 15 dieną Kadarnagaro kaime vanduo nuplovė namą, kuriame žmonės ruošėsi vestuvėms. Per tragediją žuvo 28 žmonės. Buvo evakuota daugiau nei 3500 turistų, 10 laikomi dingusiais be žinios. Dėl apgadintų kelių 10 kaimų buvo atkirsti nuo išorinio pasaulio, o gelbėtojams teko pėsčiomis pasiekti kai kurias nukentėjusias vietovės. Rugpjūčio 16 dieną sudužo gelbėjimo sraigtasparnis, gabenęs humanitarinę pagalbą į nelaimį zoną. Žuvo visi 5 juo skridę žmonės. Dėl smarkių liūčių ir potvynių regione buvo apgadinta 780 namų. Beveik pusė jų buvo visiškai sugriauti. Nelaimė nusinešė mažiausiai 358 žmonių gyvybės, o daugiau nei 180 buvo sužeisti. Dėl smarkių liūčių Indijos administruojamoje Džamu ir Kašmyro teritorijoje kilo dideli potvyniai. Rugpjūčio 15 dieną tragedija įvyko atokiame Himalajų kaime Kištvaro rajone, esančiame pakeliui į Mačailmatos šventyklą. Staiga užklupusi galinga srovė nuplovė bendruomenės virtuvę, kurioje apsistojo daugiau nei 200 piligrimų. Mažiausiai 60 piligrimų žuvo, o apie 80 yra dingę be žinios. Rugpjūčio 16 dieną dviejose Katų rajono kaimuose staigus potvyniai nusinešė mažiausiai 7 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5. Indonezija. Rugpjūčio 17 dieną centrinę Sulavesio provinciją supurtė stiprus 5,8 balų žemės drebėjimas. Epicentras buvo Tomini įlankoje, 13 km nuo Paso miesto. Maždaug 15 sekundžių trukęs drebėjimas sukėlė paniką tarp gyventojų. Žmonės puolė bėgti iš savo namų, bijodami pastatų griūties. 10 pacientų iš valstybinės Paso ligoninės turėjo būti evakuoti ir laikinai apgyventinti palapinėse medicinos įstaigos teritorijoje. 9 kaimuose sugriuvo mažiausiai 66 pastatai, gyvenamieji namai, mokyklos, biurai ir buvo sutrikdytas elektros tiekimas. Masanė kaimo bažnyčia buvo stipriai apgadinta. Rytinių pamaldų metu ant parapijiečių užgriuvo sienos ir sijos. 12 žmonių buvo sužeisti ir paguldyti į ligoninę. Viena moteris vėliau ligoninėje mirė. Iš viso buvo sužeista 41 žmogus, 10 iš jų būklė buvo sunki. Per 24 valandas įvyko 57 pakartotiniai smūgiai, kurių stiprumas siekė 4,3 balų, todėl daugelis gyventojų negrįžo namo ir liko lauke. Tropinis uraganas Erin. Erin į Atlanto istoriją įėjo kaip vienas sparčiausiai stiprėjančių ir galingiausių tropinių uraganų. Rugpjūčio 15 dieną tai buvo eilinė audra, o vos po 25 valandų ji virto į 5 kategorijos monstrą, kurio greitis siekė 260 km/h. Neįprasta ir tai, kad jis pasirodė rugpjūtį, o tokie stiprūs uraganai paprastai pasitaiko sezono įkarštyje rugsėjį. Nors Karibų jūros salos išvengė tiesioginio audros smūgių, rugpjūčio 16 dieną jos pakraščiai atnešė smarkias liūtis ir gūsingus vėjus į Puerto Riką ir Britų Mergelių salas. Tortolo saloje iškrito mažiausiai 220 mm kritulių.
Puerto Rike daugiau nei 150 tūkstančių žmonių liko be elektros. Vietos valdžia perspėjo apie pavojingus potvynius ir purvo nuošliaužas. Kitą dieną uragano apimtis pradėjo sparčiai didėti, paversdama sistemą milžinišką. Rugpjūčio 19 dieną uragano stiprumo vėjai išplito 130 km spinduliu nuo centro, o audros vėjai iki 370 km. Jungtinėse valstijose dar apygardoje Šiaurės Karolinoje, kur pakrantės kurortai įsikūrė siauroje salų grandinėje, buvo įvesta nepaprastoji padėtis su privaloma evakuacija. Stiprios bangos ir mirtinos srovės privertė atlikti 10 gelbėjimo operacijų. Rusija. Rugpjūčio viduryje vienoje šiaurinių Rusijos gyvenviečių Chatangos kaime Taimyre buvo užfiksuota neįprasta aukšta temperatūra – 5–11 laipsnių Celsijaus viršijanti vidutinę paros normą. Rugpjūčio 18 dieną čia buvo užfiksuotas paros rekordas – + 26,8 laipsnių, o tai yra beveik 13 laipsnių aukščiau normos. Tai ne vienintelės temperatūros anomalijos Sibire. Rugpjūčio 9 dieną Norilsko mieste termometrai pakilo iki + 27,2 laipsnių Celsijaus, o Naujosios Žemės salyne iki + 25,4 laipsnių. Mažojoje Kalmukali stotyje paros karščio rekordai buvo mušami 6 dienas iš eilės. Vakarų Sibiro pietuose vaizdas buvo priešingas. Temperatūra išliko beveik 5 laipsniais žemesnė už normą. Pavyzdžiui, Kemirove tą pačią dieną buvo tik 17,7 laipsnių. Tokie atvirkštiniai temperatūros kontrastai tampa vis dažnesni ir anomalūs. Даже 1 сентября погода обещает быть приятной, около 12 градусов тепла. Meksika. Rugpjūčio 15 naktį Chalisto valstijos Gvadalacharos miestų pietinė dalis tapo stichinės nelaimės epicentru. Pirmiausia trumpalaikį, bet neįtikėtinai galingą krušą užklupo Tlakapetės savivaldybę, kuri vos per 15 minučių paralyžavo miestą. Kruša buvo tokia intensyvi, kad kai kuriuose vietose jų sluoksnis siekė metrą, visiškai uždengdama gatves ir stovinčius automobilius. Pagrindinės transporto arterijos akimirksniu virto nepravažiuojamomis užšalusiomis upėmis. 10 vairuotojų buvo įstrigę, negalėjo pajudėti, daugelis buvo priversti palikti savo apgadintus automobilius su išdaužytais langais ir įlenkimais. Padėtį katastrofiškai pablogino liūtis. Sapopano savivaldybėje vandens lygis ant viaduko virš Nogalesų greitkelio pakilo iki 2 metrų, sugriovė konstrukcijas ir paralyžavo eismą, o Tatatlano-Zapotlano Echo greitkelyje įvyko nuošliauža. Gyvenamosiuose rajonuose vanduo plūdo į namus. Krušos pusnys užblokavo įėjimo duris, neleisdama žmonėms išeiti į lauką. Vietos verslas patyrė didžiulių nuostolių dėl sugadintų prekių ir veiklos sustabdymo, o vaikai tuo metu lipdė sniego senius. Australija. Rugpjūčio 16 dieną Kvinslando valstijoje įvyko galingiausias žemės drebėjimas sausumoje per pastaruosius 50 regionų istorijos metų. Jo stiprumas buvo 5,6 balo, epicentras buvo 10 km gylyje, o žeminiai smūgiai buvo juntami už 100 km nuo epicentro. Šis įvykis buvo šokas Kvinslando gyventojams, nes čia stiprūs žemės drebėjimai yra tokie reti, kad daugelis žmonių iš karto nesuprato, kas vyksta. Nebuvo pranešta apie didelę žalą, tačiau buvo pranešimų apie nedidelius įtrūkimus namuose. Apie 13 000 pastatų ir 3 ligoninės liko be elektros, kai jutikliai automatiškai išjungė dalį tinklo. Kvinslando geležinkelis sulėtino traukinių eismą, kad patikrintų bėgių būklę. Taifūnas Podul. Rugpjūčio 13 dieną taifūnas Podul pasiekė Taivano pakrantę Taitungo apskrityje. Vėjo greitis siekė 190 km/h. Stipriausi vėjų gūsiai sukėlė aviacijos incidentą. Krovininis lėktuvas Boeing, skridęs iš Honkongo į Taibėjų, nusileisdamas užkabino kilimo ir tūpimo taką ir apgadino fiuzeliažą. Taifūnas salos gyventojams atnešė smarkias liūtis. Per vieną dieną pietuose iškrito daugiau kaip 400 mm kritulių, o kalnuose iki 700 mm. Vanduo sparčiai kilo, užtvindinamas dirbamą žemę ir sukeldamas potvynius bei nuošliaužas. Mažiausiai 7 000 žmonių buvo evakuoti, mokyklos, biurai ir įmonės buvo uždarytos. Elektros tinklas neatlaikė smūgių.
Beveik 300 000 namų liko be elektros. Taivano sala buvo laikinai atjungta nuo išorinio pasaulio. Atšaukta daugiau kaip 400 skrydžių, sustabdyta 10 jūros maršrutų. Vienas vyras, kurį žvejojant nunešė bangos, yra įtrauktas į dingusiųjų sąrašą. Dar 143 žmonės buvo sužeisti. Rugpjūčio 14 naktį stipri tropinė audra Podul užklupo Kinijos Fudziango provincijos pakrantę ir pasislinko į šalies gilumą. Nepaisant silpnėjančios jėgos, jis atnešė smarkės liūtys iš šalies pietryčius. Beihai apskrityje, Guanghi provincijoje iškrito beveik 300 mm kritulių. Guangdongo provincijoje buvo evakuota daugiau kaip 106 000 žmonių, uždarytos turistinės vietos, sustabdytas keltų linijų eismas, o 150 traukinių nukreipti kitur. Podul turėjo būdingą bruožą – greitą judėjimą sausumą. Jis judėjo iki 45 km/h greičiu, o taifūnų vidutinis greitis siekia 20 km/h. Ispanija. Miškų gaisras Molesuelos de la Carbaleda savivaldybėje tapo didžiausiu šalyje nuo oficialios registracijos pradžios 1968 metais. Iki rugpjūčio 15 dienos buvo uždeginta 36,5 hektarų. Liepsnos sunaikino transporto priemonės ir namus, tikslus jų skaičius dar nenustatytas. Apie 7800 žmonių buvo priversti evakuotis. Ugnis sunaikino elektros linijas, drėkinimo sistemas ir žemės ūkio techniką. 11 000 hektarų laukų, alyvmedžių giraičių ir vynuogynų virto pelenais. Ugnis paralyžavo eismą nukentėjusiame rajone. Buvo užblokuota 14 kelių, sustabdytas greitųjų traukinių jungiančių Madridą su Galisija eismas. Gaisras tiesioginė prasme Zamoros provincijoje Abajera miestą pavertė vaiduokliu. Kovoje su stichija dalyvavo apie 1300 žmonių ir 100 transporto priemonių. Deja, nelaimė nusinešė 3 žmonių gyvybės. Dar mažiausiai 6 patyrė sunkių sužalojimų, įskaitant nudegimus ir apsinuodijimus dūmais. Karšta ir sausa vasara šalyje vėl sukūrė vadinamąją 30 taisyklę. Kai temperatūra viršė 30 laipsnių Celsijaus, drėgmė yra mažesnė nei 30%, o vėjo greitis viršė 30 km/h. Tokiomis sąlygomis net ir nedideli gaisrai akimirksniu perauga į nekontroliuojamus gaisrus. Dėl to Ispanijoje gaisrų išdegintos plotas jau yra daugiau nei 4 kartus didesnis už vidurkį. Portugalija. Praėjusią savaitę Portugalija išgyveno vieną kritiškiausių dabartinių miškų gaisrų sezono akimirkų. Rugpjūčio 19 dieną šalyje siautėjo 70 gaisrų. Jų gesinime dalyvavo daugiau kaip 3900 specialistų ir 1300 technikos vienetų. Dėl gaisro mastų ir greičio taip pat buvo įtraukta kariuomenė. Dėl gaisrų jau žuvo 3 žmonės. Jei žmogus konkrečiai nesidomi kataklizmų tema, jis kartais net nežino apie įvykius kaimyninėje šalyje ir mato tik tai, kas yra už jo lango. Na ir kas, pagalvojo, tapo šiek tiek blogiau nei pernai, o gal net blogiau palyginti su 2 metais anksčiau. Tačiau įvairūs informacijos šaltiniai tikina, kad tai yra norma. Tačiau pačios normos laikui bėgant keičiasi ir dėl to tai, kas vyksta, nustoja atrodyti kaip kažkas nenormalaus. Žmogus tai suvokia kaip natūralų procesą ir nusiramina. Paimkime pavyzdį gaisrus. Vidutinis metinis gaisrų plotas ir skaičius paprastai lyginamas su 10-20 metų vidurkiu. Tačiau niuansas yra tame, kad tai nėra fiksuotas bazinis laikotarpis, kuriuo atžvilgiu bus aiškiai matoma blogėjančios gaisrų situacijos dinamika. Kadangi šis laikotarpis atnaujinamas kiekvienais metais, duomenų bazėje yra neįprastai didelis pastarųjų metų vertės. Jau savo ruožtu kelia vidutinės vertės kartelę ir skirtumas nebeatrodo toks didelis. Taip veikia paprastas mechanizmas, skirtas išlyginti augančių kataklizmų vaizdą. Panagrinėkime pavyzdį. Vidutinė gaisrų plotų vertė Europoje per 10 metų laikotarpį nuo 2006 iki 2015 yra apie 257 000 hektarų. Šiais metais gaisrų uždeginta teritorija yra beveik 4 kartus didesnė. O dabartinis vidurkis nuo 2006 iki 2024 metų jau apima ekstremalius pastarųjų metų rodiklius, kai gaisrai sparčiai didėjo ir jau siekia 355 000 hektarų.
Ir panašiai palyginus šią vidutinę vertę su 2025 metais gauname 2,9 dalių skirtumą. Paprastų matematinių manipulacijų dėka nuokrypis nuo normų sumažėjo 100 000 hektarų. Formaliai tiesioginis duomenų manipulacijos čia nėra, visi skaičiai teisingi, tačiau dėl to, kad mažai kas iš tikrųjų tai gilinasi, viskas atrodo normos ribose. O už viso to slypi sudegę miškai, žuvę gyvūnai, kažkieno sugriauti namai ir svarbiausia – prarastos žmonių gyvybės. Tas pats pastebime ir su duomenimis apie kitus gamtos reiškinius – potvynius, temperatūras, tornadus, žemės drebėjimus. Šiais pavyzdžiais mes norėjome parodyti jums, kaip išlyginamos ribos realiame klimato kaitos paveiksle. Štai kodėl svarbu patiems pasigilinti į tai, kas vyksta. Kai žmogus pradeda mąstyti ir matyti tikrai vaizdą, jis supranta, kad kataklizmai jau nerimą keliančių greičių apima visą pasaulį ir gali šią tiesą perduoti kitiems. Juk sąžininga ir patikima informacija yra gyvybiškai svarbi. Ji padeda žmonėms išlaikyti sveiką protą.